Pirmosios 1000 gyvenimo dienų nuo pastojimo iki vaiko antrojo gimtadienio tai vienas jautriausių ir svarbiausių etapų vaiko vystymuisi. Per šį laiką formuojasi ne tik vaiko imuninė sistema, bet ir vystosi smegenys, tobulėja medžiagų apykaita ir svarbiausia – esamos ir būsimos sveikatos pamatai. Ir čia mityba vaidina labai svarbu vaidmenį. Nuo pat gimimo pagrindinis kūdikio maistas turėtų būti motinos pienas. Motinos pienas nėra tiesiog maistas, tai gyvas, besikeičiantis skystis, prisitaikantis prie vaiko poreikių, dienos laiko net sezono. Jame yra viskas, ko reikia, nuo maistinių medžiagų iki apsauginių antikūnų. Jei dėl įvairiausių priežasčių vis tik žindinti nepavyksta, tikrai yra labai gerų, kokybiškai subalansuotų, adaptuotų pieno mišinių, kurie užtikrina saugų pilnavertį augimą. Svarbu pasirinkti tinkamą mišinio tipą pagal amžių ir individualius poreikius. Pradėjus papildomą maitinimą, maždaug nuo 6 mėnesių mamos pienas ar adaptuotas pieno mišinys netampa mažiau svarbus. Jie ir toliau išlieka pagrindinis energijos, baltymų, riebalų bei vitaminų šaltinis. Net jei vaikas jau ragauja daržoves, košes ar mėsą, pienas vis dar sudaro labai didelę jo paros mitybos dalį. Dėl to papildomas maitinimas turėtų papildyti, o ne pakeisti žindymą ar pieno mišinius. Kai vaikui sueina 1 metai, daugelis tėvų klausia, o ką daryti toliau? Jei žindymas tęsiamas, puiku. Jei ne, pieno mišinys vis dar gali likti vaiko racione. Tačiau svarbu suprasti, kad 1 metų vaikui jau nebūtina gerti mišinio iš buteliuko ar kas kelias valandas. Šiame amžiuje pieno mišinys gali būti vartojamas kaip dalis subalansuotos mitybos. Pavyzdžiui, ryte ar vakare puodelyje įmaišytas į košę ar kitą patiekalą. Tokiu būdu pieno produktas išlieka svarbia mitybos dalimi, bet prisitaiko prie augančio vaiko poreikių ir šeimos įpročių. Tai padeda užtikrinti pakankamą kalcio, vitamino D ir kitų svarbių medžiagų kiekį, ypač jei vaikas valgo ribotai ar negauna pakankamai įvairių maisto produktų. Pirmosios 1000 dienų yra langas, kai mitybos sprendimai daro ilgalaikę įtaką. Ir čia tiek mamos pienas, tiek tinkamai parinktas pieno mišinys gali būti labai svarbi tvirto sveikatos pagrindo dalis.